Labas vakaras, krepšinio mėgėjai, sveikinusi su jumis iš Telšių sporto arenos, kur netrukus prasidės pirmasis ketvirtfinalio mačas tarp Telšių ir Kauno rajono Omegos Tauro LSU ekipų. Klaipėdos Neptūno Akvaservice ekipa pralaimėjo seriją sekretoriu ir tiesiog norėjo užbaigti. Tai jie buvo Roberto Subatkevičio, čia Valantinas pastebi, taški vyksta puolimas. Domarkas ten prieš Telšių klubą žaidė dvi, abiejose surinko po dviženklį taškų skaičių. Giedrius Kurtinaitis nei Sandis Buškevičius neprašė minutės pertraukėlių. Domarkas vėl žaidžia su Iškevičiu, taigi tokio standartinio nedidelio ūgio vyruko ūgis. Pertraukėlės tokiose atkakliose rungtynėse. Jau lieka tik 27 sekundės. Čia Jakšto tolimas metimas, po snaiperis, galbūt dabar. Jau lieka tik sekundė, čia priverstinis. Visą kitą laiką didesnė ar mažesnė persvara priešininkai. Dabar Martynas atsilaisvina, pirmasis jo metimas. Čia Jakštas iš vidutinio nuotolio. Atakos nėra, Valantinas atakuoja paskutinę sekundę. Tas tęsinys ko gero nei šios komandos gerbėjams pats spaudžia Razutis, taigi jokių progų neturi. Čia vėl daugų žaidimas iš vidaus į lauką. Ir gal dar vieną tritaškį Ignas Razutis. Tas metimas nebuvo toks, kurį galėtų sakyti. Taigi įdomu, kas bus antroje. Vasiliauskas. Pelnė Omegos komanda. Čia ir trūktų. Kol kas net nėra taka. Čia Juškevičius. O čia kaip gražiai suranda į pabaigą. Martyno Gecevičiaus nepalieka. 30 žaidimas yra vienas iš šviesulių. Giedriui Kurtinaičiui dar perimtas kamuolys ir Robertas Subatkevičius. Čia Leščiauskas žaidžia prieš Liogerius. Netaiklus metimas. Leščiauskas. Tolimos distancijos, Kaveckis gražiai į baudos aikštelę, jo metimas ir dar 2 taškai. Ir tai yra viskas. Baigėsi trečiasis kėlinukas. Čia pavyksta pataikyti. O ketvirtajame kėlinuke Valantinas. Vaidinantis judesiai yra komandas Razutis. Jo metimas iš tolimos krepšininkas. Čia Galeckas galėjo. Omegai reikia greitų ir svarbiausia tikslių veiksmų. Galeckas. Tikrai tai viskas. Kelečius dar atakuoja iš tolimos distancijos, jo metimas netaiklus. Nors ir antroje rungtynių pusė buvo gerokai įdomesnė už pirmąją, tačiau galutinai Omegai perlaužti rungtynių eigos nepavyko ir Telšiai triumfavo rezultatu 81-72.